Sveiki, šiandien parodysiu, kaip dėti dekoratyvinius dažus, kokios yra technikos. Tai pirmiausia, siena turi būti paruošta dažymui, jinai turi būti nuglaistyta, nušlifuota. Jeigu yra siena dažyta, nieko nereikia daryti. Siena turi būti nugruntuota arba nudažyta panašaus atspalvio kaip ir dekoras, tam, kad būtų apačioj fonas. Tai tam mums reikės, šiam dekorui reikės tokio šepečio, platesnio, teptuko, su kuriuo uždėsim dekorą, volelės, su kuriuo gruntuosim. Čia įsipilti dažus ar dekorą. Tai mes jau turim pasiruošę dekoratyvinius dažus, taip pat. Ir turim taip pat šitą gruntą. Tai man vidutinio ilgio volelis. Ir pradedam gruntuoti. Kas yra svarbu paruošiant pirmą sluoksnį dekoratyviniams dažams, tai dėti reikėtų taip pat įvairiom skirtingomis kryptimis pirmą sluoksnį, kadangi dažai iš savęs taip pat gali duoti kažkokį tai raštą. Tai šiuo atveju taip pat gruntuojamės taip, kaip ir dėsim dekorą. Dekorą dėsim įvairiais judesiais visom kryptim, todėl ir gruntą dėdam atitinkamai. Taigi siena nugruntuota, laukiam bent 6 valandas, kol dažai išdžius, priklausomai nuo patalpos drėgnumo, ir grįžtame daryti dekorą. Taigi siena išdžiuvo ir dabar galime uždėti dekorą. Bet prieš pradedant dėti dekoratyvinius dažus, kadangi jie yra smulkus, sieną reikėtų prasišveisti su kempinėlė 120. Štai, tuo pačiu mes pašalinam tokius smulkius, likusius nuo dulkių, taškelius, kažkokius plaukelius, galbūt nuo volelių kažkas. Ir kad nežiūrėti, tai tiesiog lengvai visą sieną prasišveičiam, praeinam lengvai. Matosi, kad buvo kai kur kažkokių mažų šiukšlių patekę, bet jos susišveičia ir siena paruošta dekoratyvinių dažų dėjimai. Taigi, dedam napą dažus dekoratyvinius ir darysim tokį velvetas zamša efektą. Tai turiu pasiruošęs jau, kadangi siena oranžinė, turiu pasiruošęs oranžinių dažų. Tai paimam vonelę ir tam reikės štai tokio pločio teptuko, jisai pas mus čia 7 cm, gali būti 10, platesnio nerekomenduotina. Ir jau plataus šepečio 15 kokie centimetrų gali būti. Kam jis reikalingas, nes teptukas nors ir minkštas ir vis tiek palieka jisai dryžius nuo plaukelių braukimų. Tai tam naudosime šepetį, kad sausu būdu tuos dryžius maksimaliai paslėpti. Šitie dažai pakankamai skysti. Spėčiau, kad tiek turėtų pakakti. Tikiuosi šitam plotui padengti. Pas mus čia koks 1,5 kvadratinio metro siena. Ir pradedam. Pradedam nuo viršutinio kampo. Tikriausiai dabar taip nesimatys, kad kažkas pasikeitė ant video, kadangi pirmas sluoksnis buvo užteptas tokios pats spalvos. Tačiau jisai turi kokį efektą, šitie dažai, jie palieka pabaltėję vietomis, kai kur tampa šviesiai oranžiniai, kai kur tamsiau oranžiniai, jie patys iš savęs tokia jų formulė, kad jie sukuria tokį efektą. Siena netampa vientisos spalvos tolygios, o siena tampa margesnį ir tepame
kaip ir visus dekoratyvinius dažus, netepam juostom ar ne, o tepam kaip dėliotume puzlę ar pavadint šachmatinę tvarką. Tiesiog tepam čia, tepam viršui, kad visą laiką būtų prie šlapios vietos, šlapias su šlapiu. Kadangi džiūsta jie pakankamai greitai, todėl pradėjus sieną jau reikėtų nuo kampo iki kampo ir pasidaryti, tepti be pertraukų, jokiais dažais tokį efektą nepavyktų išgauti. Jie yra matiniai, tiesiog judesiai kryžminiai, teptukas paverstas į vieną pusę ir į kitą. Visi dekoratyviniai dažai nuo skirtingo pašvietimo iš skirtingų kampų, jie atrodo kitaip. Ir užtepus, tarkim, tokį plotą, kiek čia pusę užtepiu, ar ne, būtinai reikia pasižiūrėti, grįžti į pradžią, ar jau apdžiūvė. Matau, kad jau yra apdžiūvusių vietų, todėl šitą kol kas pasidedam ir imam šepetį ir lengvai, visiškai be dažų jau dabar, lengvai, nenaudodami, švarus turi būti, nuo kampo paverstas beveik maksimaliai, kiek gali man prie sienos, lengvai nespausdami, tiesiog tais pačiais kryžminiais judesiais visą sieną praeinam, taip panaikindami prieš tai mūsų teptuko tas braukimo žymes ir sukuriam tokį įdomų raštą. Dėl to ir imam šepetį platesnį, kad jau šitas darbas vyktų sparčiau, nes ilgai užtrukti ties šitą vietą neina, nes mūsų apdžiūsta užtepti kampai. Dažai yra išbandyti jau ant plovimo, plovimui atsparūs, galima juos valyti, plauti. Taip pat atsargiai galima tam tikras vietas, jeigu jos yra pažeistos, dalinai pataisyti. Plačiu šepečiu prasilyginsiu, nes, kaip minėjau, džiūsta ir po kokį pusę kvadrato, manau, yra optimalus plotas, kada reikėtų jau su šepečiu prasilyginti. Štai, ta pusė jau netgi jinai yra, štai ant lietimo jau netepa rankų. Jokių sujungimų tikrai nesimato, nes vat būtent ten, kur jungiasi tos vietos, mes gerai praeinam su šepečiu, kad susivestų. Kažkur patepiau, kažkuria vietoje jau net negaliu rasti. Tai dalinis sienos taisymas irgi tikrai yra įmanomas. Kodėl dabar svarbu įrankiai taip pat geri, kad būtų? Tai jeigu įrankis bus pigus ar ne, štai vieną plaukelį radau, jie labai lengvai išsitraukia. Galima lengvai išrauti ir tepant tiesiog šereliai visi lieka ant sienos. Ir turi būti tikrai minkštas, švelnus šepetys ir teptukas, kad kuo mažiau paliktų paskui save braukimo dryžių. Dabar greitai, prieš pradedant daryti kitą dekorą, noriu pasižiūrėti, kaip jisai valomas iš tikrųjų. Neužtenka vien to, kad gamintojas rašo, kad gerai valomas, tai turiu pieštuką ir kažką parašysiu, kempinėlę sudrėkinęs, pasižiūrėsim, kaip valosi ir kaip atrodo. Patrinti reikia, kad pieštuką nuvalyti
visi patrinti reikia gerokai. Dar šiek tiek matosi. Netgi pabandysiu su šita pusė patrinti. Pieštukas visiškai nusivalė. Kažkas šlapia. Liko, kadangi buvo tokie, vis tiek šiurkštumo šiek tiek turi, štai šitas toks labai nedidelis, labai lengvas. Tai kempinėlę trinant šitą pusę, trinant, šitie žali truputį tokie smulkus lieka, bet jie nusivalo ir jeigu dabar su sausa švaria šluoste, juos jau galima būtų nuvalyti, nes čia tiesiog tokie siūleliai nuo pačios kempinėlės. Va, jie ir taip nusivalo netgi ir su ranka. Ir dabar galim pasižiūrėti, kaip atrodo iš toliau, iš arčiau. Matosi, kad bendras vaizdas vis tik nepasikeitė. Va, mūsų buvo šitoj vietoj daryta, ar ne? Nieko nėra. Valosi, žodžiu, net ir ta šiurkščiąja pusė, kuri būna dažytos sienos, jos lengvai užsiblizgina ir ta vieta matosi. Tai šiuo atveju tikrai siena valosi gan intensyviai. Ir kitas dalykas, dabar pabandysim padaryti, dedam laikus. Tai tiek apie šitą dekorą. Žodžiu, dalinai taisyti galima, dekoras plaunamas.